Labas, labas, sakau tau, veikliai moteriai, ambicingai moteriai, kuri turi savo veiklą arba planuoja pradėti savo veiklą ir turi kažką apčiuopiamą. Tai jeigu esi veikloje, esi rezultatų siekianti, aistringa, nori turėti daugiau, nori jausti malonumą savo veikloje, nori galbūt praplėsti galimybę savo veikloje, tiki ir žinai, kad yra būdų, nori paįvairinti savo veiklą. Tuomet klausyk toliau, nes šiame video pristatysiu savo sukurtą grupinę coachingo programą, kuri yra skirta būtent moteriams, kuri startuoja rugsėjo 19 dieną ir vyks 3 mėnesius. Bus gan intensyvi programa ir tuoj papasakosiu žingsnius, per kuriuos vesiu moteris. Ką noriu iš karto paminėti, kad programa nebus vien tik tais dėstymas žinių ir dėstymas kažkokių tai verslo strategijų arba kažkoks konkretus nurodymas, ką turėtumai daryti. Programa bus labai intuityvi, labai moteriška. Programos metu mes apkabinsime labai daug savo baimių, savo įsitikinimų ir vedant per kiekvieną žingsnį mes tyrinėsime, kaip mes apie tai jaučiamės ir ar tas žingsnis, kurį mes žengiame toliau, yra suintegruotas, ar jis yra sulygiuotas su tuo, kokia aš esu šiai dienai, kaip aš jaučiuosi ir kokia yra mano energetika. Taigi nebus vien tik tais strategija, nebus vien tik tai logiškas dėliojimas, bus labai daug intuityvumo, emocijų ir įžvalgų į tai, kaip tai galima pamatuoti ant savęs. Taigi, žingsniai, pagrindinis žingsnis, nuo kurio pradedu, visuomet yra veiklos vizija. Kai išsiaiškinsi, kaip išsinagrinėsi savo veiklos viziją, kaip ją suformuosi, kaip ją sukursi, tuomet turėsi daugiau aiškumo. Turėsi daugiau aiškumo apie ką tu, kas tu, kodėl ir kaip tu ir kodėl darai tai, o ne kitai. Labai dažnai klientės net pradžiai nelabai nori tiek daug laiko skirti vizijai, bet jos būna be galo nustebę, kaip po kelių susitikimų vizijos kūrimo etape jos pajaučia didžiulį proveržį. Pajaučia didžiulį proveržį, nes jos sužino savo didįjį kodėl ir sužino, ką jos iš tikrųjų nori pasiekti. Taigi pirmas žingsnis bus vizija, antras žingsnis bus sumodeliuok savo veiklą. Ką reiškia sumodeliuoti? Kiekviena veikla skiriasi, kiekviena modeliuos savo veiklą išskirtinai pagal jai priimtinus jos kažkokius tais norus ir poreikius. Taigi modeliavimas gali būti toksai, kad galbūt pasiskirstysi savo paslaugas kažkaip kitaip, galbūt nuspręsi kažkokių paslaugų nebeteikti, galbūt praplėsi savo paslaugų spektrą, galbūt nuspręsi samdyti kitus asmenis, galbūt nuspręsi dirbti skirtingomis dienomis, galbūt kažkaip susiplanuosi savo dieną kitaip. Žodžiu, yra įvairybė įvairių niuansų, kurie atsitiks, kai tu modeliuosi savo veiklą. Ir visa ta informacija tau, ką tu norėsi daryti ir kaip sumodeliuoti, ateis po vizijos aiškumo. Kai turėsi aiškę viziją, savo galutinį tikslą, tuomet labai aiškiai tau dėliosis, kaip nori susimodeliuoti savo veiklą. Trečias žingsnis labai labai svarbus yra finansai. Mes gilinsimės į finansus, mes išsikelsim finansinius tikslus. Ir čia yra labai svarbus momentas, dėl ko dažnai moteris neturi finansinės laisvės, dėl to, kad jos arba būna per daug struktūrizuotos ir vedamos logikos, tuomet jos dirba daug, uždirba, tačiau visiškai save nuvaro nuo kojų. Arba kitos moteris, jos turi daugiau tos, vadinsim, moteriškos energijos, ar ne, daugiau kūrybos ir joms yra labai sunku prisiliesti prie skaičių, jos nemoka pasiskaičiuoti, ar ne, nemoka pasiplanuoti. Taigi tiek vieno tipo moterims, tiek kito tipo moterims finansų šitas apsiskaičiavimas būna labai didžiulis aha momentas,
nes kai kurios moteris pamato, kad jos iš tikrųjų galėtų labiau atsipalaiduoti ir jos gali susimažinti tiek, kiek jos tiesiogiai skiria laiko savo klientams. Na, o kitos, kurios susidėlioja viziją, susimodeliuoja veiklą ir pasiskaičiuoja realiai, kiek joms, kokiu finansų jos nori, kaip jos juos generuos kas mėnesį, kas savaitę, kad turėtų savo metinę sumą, kurią jos nori. Ir joms tada gaunasi labai lengva ir aišku, kiek jos nori dirbti, kiek nori tiesioginio kontakto su klientu, ar kiek jos prekių nori parduoti. Ir labai didelis aiškumas atsiranda, kaip išdėlioti, tarkim, savo darbą per ateinančius metus, nes, žinoma, dirbame ne visus metus. Žodžiu, trečia dalis finansai. Ir labai svarbus momentas, mes vėlgi nepaleisim šitos temos tol, kol kiekviena nebus susiintegravusi su ta suma ir su tais skaičiais, su kuriais mes dirbsime. Kiekviena iš jūsų turės skirtingus tikslus, kiekviena iš jūsų turi skirtingus norus, kiekvienai reikia skirtingų pajamų. Ir dažnai moteris, kaip ateina kaučintis į privatų kaučingą, būna išsikelia kažkokį tai tikslą finansinį, bet jau po kelių mūsų susitikimų moteris sumažina tą finansinį tikslą, nes kai susidėlioja savo viziją, pamato, kad jos finansinis tikslas visiškai netitinka jos vizijos. Taigi, žodžiu, kaip susikursite tai, ką norite turėti, viziją, susimodeliuosite, peržvelgsit, kiek norite finansų ir ar tai susilygiuoja su tuo, ko jūs norite gyvenime. Taigi, finansai buvo trečias žingsnis, ketvirtas žingsnis bus laiko planavimas. Galbūt yra darbai, kuriuos galite deleguoti kitiem. Vėlgi viena iš tokių didelių priežasčių, kada smulkus verslas ir lieka smulkus verslas, arba dar kitaip solo verslas, nes mes nemokame deleguoti, mes viską norime pasidaryti pačios. Kitą kartą net moteris tikrai daug uždirba, bet jinai viską darosi pati. Ir tai kainuoja labai daug resursų, kuriuos galėtų panaudoti verslo plėtrai, verslo kūrybai. Ir dažnai, kai painu su asmeninė klientė per jos kelionę, šitas momentas, darbų delegavimas, jisai kiša koją gan ilgai, bet eigoje visuomet moteris atsipalaiduoja ir supranta, ir pajaučia, ir tada organiškai ateina jai noras deleguoti darbus. Toks ir yra mano tikslas, vedant jumis per visus tuos žingsnius. Jie yra sulygiuoti, kad jums palaipsniui atsidarytų tam tikri dalykai, ateitų pasitikėjimas ir jūs pačios, nediktuojant man sąlygas, kaip jūs turėtume daryti, bet jūs pačios priimsit sprendimus ir pačios nuspręsite, kaip jūs norite deleguoti, jeigu jūs sugalvosite, kad yra darbai, kuriuos galite deleguoti. Na ir paskutinis žingsnis yra apie balansą. Balansą tarp šeimos ir balansą tarp įsipareigojimų darbe, versle. Čia greičiausiai kiekviena moteris, ir aš tai patyriau labai smarkiai, kai esi veikloje, ten leidi laiką, tuomet grauži save, nes skiri laiko per mažai šeimai. Kai skiri laiko šeimai, grauži save, kad galėtum tuo metu dirbti darbe. Ir toksai gaunasi kaip ratas ir ištisai save graužiame. Ir tai yra dažnos moters vienas iš tokių problemų. Ir tai labai daug suteikia mums nerimo ir streso ir mes negalime atsipalaiduoti. Tai čia bus mūsų paskutinis žingsnis, per kurį keliausime. Taigi, perėjus visus šitus žingsnius, užpildžius daugybę darbaknygių visais šiais klausimais, nes jums reikės daug dirbti, daug skaičiuoti, daug rašytis, daug planuoti, pas jūs ateis didžiulis pasitikėjimas. Pasitikėjimas apie tai, ką darote, kodėl darote ir kaip norite daryti. Ir kaip aš sakau, dažniausiai smulkiam verslui, ypatingai jei moteris dirba viena, tai trūksta to partnerio, trūksta komandos, į ką galėtų atsiremti, trūksta to atskaitomybės taško. Nes kai esi viena, kad ir
žinai, ką daryti, kad ir maždaug turi planą, dažniausiai tu vis atidėlioji, nes, kaip sakoma, nieko blogo neatsitiks, ar ne, jeigu tu nepadarysi, bet atidėliojimas tave irgi graužia. Taigi darbas su mentore, darbas ypatingai grupėje atneša labai labai gerų rezultatų, nes yra komanda, yra toksai atspirties atskaitos taškas, nes mes susitiksim kas savaitę, visuomet turėsit namų darbų, visuomet aptarinėsime susitikimų metu, kas kam pavyko ir kaip. Vyks coachingas grupėje, jeigu pradedi savo veiklą dabar, tai labai daug pasisemsi iš moterų, kurios jau yra veikloje. Taip pat tos, kurios yra veikloje, jos taip pat pasisemia iš naujokių, nes įgauna naujų tokių, kaip aš sakau, įžvalgų. Taigi, jeigu esi veikloje, jauti, kad nori pereiti į kažkokį kitą veiklos etapą, galbūt net nežinai, kaip tai padaryti, galbūt net nežinai, nuo ko pradėti, aš siūlau užsiregistruoti į programą. Siūlau pakeliauti su manim ir su kitom moterim 3 mėnesius. Aš esu tikra, kad tavo veikla nebebus tokia pati, kokia yra dabar. Tu įgausi labai daug pasitikėjimo, esu tikra, kad pakeisi, kaip tu darai veiklą, atsiras daugiau atsipalaidavimo. Kas man yra svarbu, kaip aš vedu moteris, paveikslas už man už nugaros labai gerai parodo mano požiūrį, kaip moteris turėtų gyventi, kaip moteris turi jaustis. Ir šį paveikslą įsigijau prieš kokius gal 7-8 metus, kai dirbau versle, turėjau savo veiklą ir buvau visiškai pervargus ir pavargus ir nuo gyvenimo, ir nuo veiklos. Nusipirkau šitą paveikslą ir pasikabinau jį matomoje vietoje tam, kad turėčiau į ką lygiuotis ir kuom norėčiau tapti. Tai va tokia moterim aš tapau jau prieš keletą metų ir vedu kitas moteris į atsipalaidavimą. Ir kad kiekviena iš mūsų sužinotų, kad galima veiklą vykdyti su ramybe, galima veiklą vykdyti su atsipalaidavimu. Tai yra mūsų moteriška galia, tai yra mūsų moteriška pusė, o ne tik, kad strateguoti ir ištisai galvoti, kaip dar ar įsijungti kažkokias vyriškas strategijas. Todėl noriu pervesti tave, mieloji, per žingsnius, kurie yra tikrai sulygiuoti, subalansuoti, ir perėjus programą esu tikra, kad turėsi nuostabius rezultatus. Nuorodą į programą pasidalinsiu po šio video. Jeigu turi klausimų perskaičius programos aprašą, nesi tikra, ar tikrai tavo veiklai šis kursas gali padėti, net ne kursas, ši yra programa, tuomet susisiek su manim, pasiskirsim laiką, galėsim trumpai aptarti ir padiskutuoti apie tavo veiklą, kad tikrai įsitikintum, kad tau kursas bus naudingas. Na, o tom, kurios nenori jungtis prie grupės ir nori padirbėti asmeniškai, kviečiu užsirašyti su manim pokalbiui ir pasižiūrėsime, ką galime kartu nuveikti. Iki.